Na, labą vakarą visiems lietuviško futbolo mėgėjams, su jumis sveikinasi Majus Kiselis ir padėsiu jums stebėti šį susitikimą. Tad po truputį sugrįžta mūsų lietuviškasis futbolas. Tad pradedame, padės siekti pergalių ekranų futbolininkams, o čia Martinas Usinovičius perima kamuolį iš Župerkos. Visgi ekipoms, o čia Puikis atlieka perdavimą į baudos aikštelę ir labai gerą situaciją. Kambūro ekipa, kuriai yra kadaise reprezentavęs ir Vytenis Andriuškevičius, o čia puikiai realizuotas. O čia Angulo dešiniajame krašte tikrai daug ploto šiose rungtynėse palieka ekraniečių futbolininko. Čia Galo ir kol kas tikrai. Ir šiek tiek turbūt prikalbėjau per anksti. Visgi įmuša įvartį Plungiškiai. Tas pažymė nebuvo labai stiprus, o čia į greitą ataką išbėga Babrungo futbolininkai ir čia gali graužtis savo nagus Mohamedas Kudusas bei dabar Milano Inter gynybą cementuojantis Janas Bisekas. Ir čia praleidau antrą įvartį, kurį vėl pelno Babrungo futbolininkai Manueliu Agemangu. Tikrai labai didelį branduolį pasiliko Kęstutis Petkus, o čia dar vienas įvartis krenta. Ir čia tikrai jau neapsaugomas smūgis Giedriui Kvedarui. Šitiek pametė koncentraciją Puikis. Ir puikiai sužaidžia gynyboje komandos vartininkas Darius Kublickas. Šių rungtynių tarp Panevėžio Ekrano ir Plungės Babrungo ekipų pabaiga. Rungtynės baigėsi Plungės Babrungo pergalė 3-0. Tad sveikiname plungiškius su pirmąja šio sezono pergalė.